Mokysimės atlikti daugybos ir dalybos veiksmus su nuliu. Daugybos ir dalybos veiksmai su nuliu. Kaip dauginti iš apvalių dešimčių ir šimtų? Priminsiu, kad tai labai paprasta. Sudauginame tik pirmuosius skaičius ir prie sandaugos prirašome tiek nulių, kiek jų turi abu daugikliai. O dabar pabandykite atlikti užduotis. Sudauginkite. Teisingas atsakymas pirmas. Ir dar sudauginkite. Teisingas atsakymas antras. Kiek litų yra dešiniajame seife? Kai 40 kartų daugiau negu kairiajame seife. Teisingas atsakymas antras. Kiek litų yra iš viso? Teisingas atsakymas trečias. Kiek litų yra brolio sąskaitoje? Teisingas atsakymas pirmas. Kaip dalyti iš apvalių dešimčių ir šimtų? Dalydami apvalias dešimtis ar šimtus iš apvalių dešimčių, mintyse dalinyje ir daliklyje nubraukiame po vieną nulį. Paskui dalijame kaip iš vienaženklio skaičiaus. Dalydami apvalius šimtus iš apvalių šimtų, mintyse dalinyje ir daliklyje nubraukiame po du nulius. Paskui dalijame kaip iš vienaženklio skaičiaus. Įsidėmėkite. Nubraukiu po vieną nulį, padaliju iš 10, nubraukiu po du nulius, padaliju iš 100. Pabandykite atlikti užduotis. Apskaičiuokite dalinį. Teisingas atsakymas trečias. Padalykite. Teisingas atsakymas antras. Kiek kartų mažiau centų už žaibą Makviną turi brolis? Teisingas atsakymas pirmas. Kiek kartų brangesni marškinėliai už kaspiną? Teisingas atsakymas trečias. Kiek kartų kelnės pigesnės už kailinius? Teisingas atsakymas pirmas. Tikiuosi, jums sekėsi kuo puikiausiai. Sėkmės atliekant užduotis matematikos knygoje.